Sveiki! Šiandieną parodysiu, kaip tekstą užpildyti paveikslėliu. Paveikslėliu užpildyti mes galime ne tik tekstą, bet ir bet kokią vektorinę formą. Vektorinę formą rastumėm štai čia. Galime pasirinkti vieną iš čia esančių, arba jeigu norime įvairesnių, tada renkamės mygtuką Custom Shape Tool. Ir parinkčių juostoje štai renkamės, kokią norim turėti formą. Renkantis formą būtina, kad štai šitoje vietoje būtų parinkta Shape, ne Path, kelias, ne Pixels, bet Shape. Jeigu norime užpildyti tekstą, kažkokį užrašą paveikslėliu, tai galime naudoti įrankį Type Mask Tool, teksto maskavimo įrankis. Jei naudosite šį įrankį, Photoshop programoje bus automatiškai sukurta pažymėta sritis raidžių formoje. Taigi pabandykime. Imame įrankį, parašome tekstą. Štai tekstas mažutis, paspaudžiame Ctrl klavišą ir galime tekstą padidinti. Galim pasirinkti šriftą. Taikant šį efektą tinkamiausi yra stori šriftai ir geriausia, kad jie būtų be užraidų. Taip pat galim pasirinkti, kad jis būtų pusjuodis. Jeigu mus tenkina dydis ir šriftas, mes paprasčiausiai užfiksuojam. Štai. Imame perkelimo įrankį ir mes turime tekste nuotrauką. Apačioje liko spalva, kuri buvo parinkta štai šitoje vietoje. Tokia spalva, kokia buvo background spalva, pagrindo spalva. Aišku, visada mes ją galim pabandyti pakeisti. Jeigu šitą užrašą norime turėti, pavyzdžiui, kitame sluoksnyje, mes jį paprasčiausiai galime iškirpti. Edit. Iškirpti. Kuriame naują sluoksnį. Šitą sluoksnį galime užmerkti ir naujame sluoksnyje įkeliame mūsų iškirptą tekstą. Štai turime tekstą. Kuriant tokiu būdu tekstą, mes paveikslėlio tekste jau redaguoti nebegalime. Tai yra, negalime jo pastumti į kairę, į dešinę pusę. Teksto dydį keisti mes galime. Edit, Free Transform. Ir štai galime keisti teksto dydį. Tačiau nuotraukos vaizdas tekste liks jau neberedaguojamas. Taigi toks, koks yra, toks ir bus. Jo keisti negalėsime. Šitam tekstui galime pritaikyti stilių efektus. Tai arba galime čia pasirinkti komandą Blending Options, arba tiesiog ant šito sluoksnio paspaudus dešinį pelės klavišą galim pasirinkti Blending Options ir pritaikyti įvairius sluoksnio efektus. Pabandykime kitu būdu užpildyti tekstą. Grįžkime per istorijos kortelę į pradinį žingsnį. Dabar kursime tekstą užpildytą nuotraukų, nenaudodami teksto maskavimo įrankius, bet naudodami teksto redagavimo įrankį. Paimkime jį
ir parašykime žodelį. Vėl dovana. Spaudžiam Ctrl klavišą ir galime jį padidinti. Taigi vėl pasirenkam dydį, šriftą. Sluoksnį, kuriame yra paveikslėlis, atrakinkime ir jį perkelkime į viršų. Jis turi būti viršuje teksto sluoksnių. Esame pažymėję paveikslėlio sluoksnį, tuomet renkamės komandą Layer ir čia yra komanda Create Clipping Mask, sukurti iškarpos maskuotę. Štai gavome tekstą užpildytą paveikslėliu. Tačiau skirtingai nei prieš tai mes nuotrauką galime stumdyti. Tai yra pasirinkti mums labiau priimtiną vaizdą. Štai. Kol sluoksnių nesujungiame, tol mes galime redaguoti. Jeigu sluoksnių sujungsime, mes redaguoti nebegalėsime. Pavyzdžiui, sujunkime tos sluoksnius, pažymime, štai spaudžiame šitoje vietoje ir pasirenkam Merge Layers. Štai dabar mes redaguoti paveikslėlio tekste jau nebegalime. Bet dabar galime nuspalvinti, pavyzdžiui, foną. Renkamės kibirėlį, renkamės spalvą. Štai, galime nuspalvinti foną.